Šiandien pristatysiu vieną iš gyvenimo praktikos pratimų – banano užkandžio ruošimą. Imsim padėkliuką su įrankiais ir nusinešime prie stalo. Atsinešę padėkliuką, kartu su vaiku įvardijam daiktus. Tai yra lentelė, pjaustyklė, lėkštelė, dubenėlis, žnyplės. Dabar nulupsim banano žievę. Tada bananą padėsim ant pjaustyklės ir jį supjaustysim. Supjaustę banano skilteles perkelsim ant lėkštelės. Banano užkandis yra paruoštas. Banano užkandžio ruošimas lavina akies ir rankos koordinaciją. Imdami daiktus jie tai lavina, kartu plečia žodyną, skatina savarankiškumą, susikaupimą. Šį gyvenimo praktikos pratimą vaikai gali atlikti ir klasėje, ir namuose. Kviečiu ir jūs paskatinti savo vaikus atlikti štai tokį pratimą.